Dabar žmonės labai daug kalba apie sveiką ir nesveiką mitybą. Tačiau daugeliu kyla klausimų, kas yra iš tikrųjų sveika mityba. Nes įvairiausių straipsnių, knygų, žurnalų yra labai daug. Ir yra iš tikrųjų sunku apsispręsti, kuris siūloma dieta ar kuris siūlomas mitybos planas yra iš tikrųjų teisingas. Jeigu paklaustumėt bet kurio mediko, jisai jums pasakytų, kad sveika mityba yra ta, kuri remiasi būtent sveikos mitybos piramidė. Su būtent sveikos mitybos piramidė tikriausiai yra susidūrę kiekvienas, nes jie mokina ir mokykloje mokytojai, ir kiekvienoje ligoninėje galima matyti, taip pat kiekvienam internetiniam puslapiu, kas liečia dietas ar šiaip kas yra su mityba susiję, visur yra būtent aiškinama, kas tai yra sveiko maisto piramidė. Tačiau nėra visiškai tikslinga ir galbūt žmonės ne visiškai moka naudotis pateikta informacija ir dėl to daro labai daug klaidų. Aš visuomet sakau, kad žmonės turėtų galvoti ir spręsti, kaip maitintis sveikai, atsižvelgiant į keletą faktorių. Pirmiausia, aišku, reikia žinoti sveikos mitybos pagrindinius principus ir taisyklės ir remiantis tuo pačiam savo susidaryti mitybos planą. Niekada nepasieksit norimo rezultato ar nenumesit svorio ar nesijausite gerai, jeigu tiesiog nežinosit, kaip reikia maitintis, kiek reikia maitintis, kaip dažnai reikia maitintis ir stengsitės laikytis kažkokios populiarios dietos. Pagrindiniai sveikos mitybos principai yra tik 3. Pirmiausia, aišku, saikingumas. Ko gero visi giliai tikinti žmonės visuomet laikosi šio principo, reikia tikėti, kad negalima, aišku, persivalgyti. Aktualiausia, ko gero, problema ir yra persivalgymas, kada žmonės nevalgo pusryčių, nevalgo pietų, o visą maisto davinį gauna vakare ir apsunkina taip aišku savo virškinimo sistemą, išbalansuoja jos veiklą ir atsiranda įvairūs sveikatos negalavimai. Todėl reikėtų ir pradėti visuomet galvoti apie tai, ar aš saikingai valgau. Jeigu valgau daugelis sako valgau saikingai, gali būti, kad tiesiog valgau netaisyklingai ir tas saikingumas yra, kad valgau nedaug, bet pavyzdžiui, kaip pavyzdys, daugelis klienčių sako, tai aš visai nedaug bandelių valgau. Tai reiškia kaip ir saikingai. Todėl yra svarbu kitas principas, tai yra įvairumas. Maistas turėtų būti įvairus. Ką reiškia įvairus maistas? Vėlgi reikėtų domėtis ir žinoti, kad mes turime per parą gauti atitinkamą kiekį angliavandenių, baltymų ir riebalų. Įvairios dietos dažniausiai siūlo apsiriboti kažkurio vienu maisto produktu. Sakykime, valgyti pagrindę mėsą, ryžius, varškę. Ir išeina, kad žmogus daugiausiai suvartoja tik baltymų. Daugelis dietų siūlo atsisakyti visiškai riebalų. Kitos dietos siūlo valgyti tik augalinės kilmės maistą. Trečios dietos rekomenduoja valgyti tik neapdorotą maistą. Vienareikšmiškai galiu pasakyti, kad visos jos yra klaidingos, neteisingos ir išprovokuoja po to aibę žmogaus sveikatos problemų. Turėtumėm visuomet gauti tinkamą kiekį tiek angliavandenių, tiek baltymų, tiek riebalų. Visuomet angliavandeniai, aišku, reikalingi mums pirmiausia energijai mūsų, baltymai kaip statybinė medžiaga, riebalai taip pat kaip ir energijai ir įvairiems medžiagų apykaitos procesams. Moterys labai ypač mėgsta atsisakyti riebalų, vyrai ypač mėgsta padauginti per daug baltymų. Ir viena ir kita yra blogai. Daugelį atvejų, daugelį knygų, internetiniuose puslapiuose rekomenduoja baltymus valgyti po treniruotės arba prieš treniruotę ir iš tikrųjų pagrindą ir sudaro baltymai ir ko gero tai yra aktualiausia visiems žmonėms, kurie nori mesti svorį ir kurie nori pradėti sportuoti arba jau sportuojantis yra. Baltymų galima vartoti
daugiau, šiek tiek daugiau negu 10-15% paros davinio, tačiau jeigu jūs iš tikrųjų intensyviai sportuojat. Ką reiškia intensyviai sportuoju? Ateina žmonės ir sako, na, aš bėgioju 2 kartus savaitėj, tikrai sušylu, išprakaituoju ir vieną kartą nueinu į salę. Niekada nepavadinčiau, kad tai yra intensyvus ir stiprus sportavimas. Intensyvus sportavimas tada, kada jūs sportuojat mažiausiai 5 kartus per savaitę, gana įtemptų ir aukštų režimu. Mūsų kasdieninis 3-2 kartus savaitėje pasportavimas, jisai neturėtų būti įvardyjamas kaip stiprus sportas ir todėl tikrai mūsų raumenys dėl tiek sporto nereikalauja papildomo kiekio baltymų. Todėl reikėtų viską gerai apgalvotai, mitybą derinant su sportu, kad būtų visur atitinkamos ribos. Na ir aišku, prie viso įvairumo maisto ir atitinkamai išplaukia kitas principas, tai yra būtent subalansavimas, kad būtų tinkamas baltymų, riebalų, angliavandenių kiekis ir aišku tas įvairumas, kad nebūtų angliavandeniai gaunami tik iš bandelių ar iš baltų miltų gaminių. Angliavandeniai turėtų būti sveikieji. Sveikieji angliavandeniai visi puikiai žinom, kad yra sveikiausi įvairios košės, toliau daržovės, vaisiai. Iš riebalų yra įvairiausių diskusijų, įvairiausių straipsnių, įvairiausių nuomonių. Aš visuomet remiuosi galbūt mūsų senolių patirtim, mūsų tradicijom, mūsų šaknim. Man patinka ta idėja ir mintis, kad žmogus turi valgyti tą maistą, kuris auga aplink jį ir kuris yra aplink jį. Visi labai mėgsta ir žavisi, sakykime, alyvuogių aliejų, visi labai mėgsta ir valgo egzotinius vaisius. Tačiau visuomet man kyla klausimas, ar jie auga pas mus, ar įmanoma juos užauginti pas mus. Vienareikšmiškas atsakymas - ne. Tai jeigu alyvuogių aliejus pas mus neauga, jeigu alyvuogių aliejaus nevalgė mūsų proseneliai, ką jie valgė? Nes riebalų kiekį jie gaudavo tikrai pakankamą. Na, visi žinom, kad atsakymas yra vienareikšmis. Kiauliena. Šiuo metu sakoma, kad kiauliena yra pati nesveikiausia mėsa, kad kiaulės taukai yra patys baisiausi. Ko gero ir galima sutikti ir ne visiškai. Jeigu mes maisto produktus tenktumėmės rinktis pagal rūgštingumą, šarmingumą, tai žinome, kad visa mėsa yra rūgštinė ir jinai kaip ir būtų visa nesveika. Tik tais kiaulės lašinukai, jie yra šarmingesni ir vieni iš labiausiai tinkamų žmogui. Todėl jeigu jūs suvalgysit nedidelį degtukų dėžutės gabalėlį, sakykime, kiaulės lašinukų, be mėsos, bet grynas lašinėlis, nuo to blogai nebus ir jūs gausit tinkamą kiekį riebalų. Aliejai, jeigu daugelį irgi kyla klausimų, kokius aliejus rinktis. Aišku, galima vartoti ir tą patį alyvuogių aliejų, tik stenkis įpirkti ne patį pigiausią, bet jau geresnės kokybės. Tačiau mes turime ir puikų analogą, ir puikų aliejų, tik taip pat nereikėtų rinktis iš pigesnių, prastesnių, nenorėčiau vardinti konkrečiai, būtent rapsų aliejus. Tik taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į jo kokybę. Nes renkantis riebalus reikėtų atkreipti dėmesį į sočiųjų riebalų rūgščių kiekį. Jeigu mes žiūrėtumėm įvairiausias lenteles, kiek kiekvienam aliejui yra būtent sočiųjų riebalų rūgščių, tai matytumėm, kad, aišku, didžiausias kiekis tai ir ko gero būtų kiaulės taukai, sviestas, tačiau ne ką mažiau nusileidžia kokosų aliejus, kur žmonės dabar labai žavisi. Žodžiu, visi saulėgrąžų aliejai, viskas, rapsai yra pačioj pirmoji vietoj, kad kaip turintis mažiausiai būtent sočiųjų riebalų rūgščių. Ar jo rinktis ar nesirinkti yra kiekvieno žmogaus sprendimas. Tačiau tiesiog reikėtų pasidomėti išsamiau kiekvienu maisto produktu. Aišku, yra principai svarbus ir jie sudaro esmę ir pagrindą visos sveikos mitybos piramidės. Jeigu prisiminsit 3 šitus pagrindinius dalykus, tai yra saikingumą, įvairumą ir subalansavimą, visuomet valgydami iš tikrųjų galvosit ir manau, kad stengsite suvalgyti teisingą maistą ir
kiekį jo taip pat teisinga. Kokios yra pagrindinės sveikos mitybos taisyklės ir kaip jas reikėtų atkreipti dėmesį. Pirmiausia, aišku, taisyklės pirmoji sako, kad valgykite kuo įvairesnį maistą. Įvairesnis maistas mūsų klimatiniai zonai yra pakankamai sudėtingas dalykas, nes tiesiog pas mus neauga kai kurie egzotiniai vaisiai, neturim baisiai didelio pasirinkimo daržovių, tačiau jeigu mes atkreiptumėm dėmesį į sezonišką mitybą ir stengtumėmės maitintis mūsų klimatiniai zonai augančiais augalais, tiesiog atkreipdami dėmesį į sezoniškumą, tikrai kuo puikiausiai galėtumėm taip pat ir sveikai ir įvairiai maitintis. Kaip pavyzdys, žmonės vasarą, kada auga įvairios daržovės, įvairios uogos, visas tas uogas verda uogienės, gamina kompotus, šaldo, bet tiesiog mačiau ne vieną atvejį, kada net vaikams neduoda žalių uogų valgyti, o tiesiog ruošia jas žiemai. Tai manau, kad tai yra labai didelė klaida daroma, nes tada, kada mes turim šviežią uogą, šviežią daržovę ar vaisių, mes ir turėtumėm ją valgyti čia ir dabar nuskintą ir turinčią pilną vitaminų įvairiausių ir mikroelementų. Vasarą mes ir pavasarį, ko gero, yra paprasčiausia, rudenį taip pat mes dar turime daugybę įvairiausių produktų. Žiemą Lietuvoje yra šiek tiek sudėtingiau, bet daugelis žmonių tiesiog marinuoja, konservuoja, raugina įvairiausias daržovės. Aš visuomet sakau, kad konservuota daržovė yra tuščia daržovė, nes jie apdorota karštų būdu ir tiesiog pasterizuota dažniausiai ir tiesiog mitybinė vertė tai yra visiškas nulis. Rauginta daržovė, puikiai. Burokėlius galite raugintus valgyti, kopūstus raugintus, agurkus raugintus, tai yra gerai. Tie patys burokėliai, bulvės, morkos, kopūstai, svogūnai, česnakai, tai kas pas mus auga, jie puikiausiai išsilaiko ir per žiemą. Ir mes sėkmingai galim valgyti šiuos maisto produktus. Aišku, visuomet mes galim ir turėtumėm kažką įsidėti iš būtent egzotinių, nors nebūtinai egzotinių, tai įvairūs riešutai, sėklos. Galim ir jas naudoti. Jeigu darot burokėlių salotas, jūs galit ir spanguolių įsidėti, galit saulėgrąžų įsidėti, ar įvairiausių receptų šiais laikais yra daugybė ir pasirinkimas irgi yra labai didžiulis. Kopūstų salotos įvairiausios, organizmo šluota, žarnyno šluota, galit valgyti tikrai kiekvieną dieną. Morkos taip pat, bulvės, daugelis žmonių irgi atsisako beje bulvių. Mano galva tai daroma labai taip pat didelė klaida, kad atsisako visiškai duonos gaminių, atsisako visiškai bulvių. Bulvė yra naudinga ir sveika, tik vėlgi klausimas, kaip paruošta. Žmonės kokias klaidas dažniausiai daro, kiek pastebiu ir iš klientų, tiesiog jas perverda ir nemoka teisingai išvirti. Bulvės pačios nereikia dėti šaltą vandenį ir virti, ją reikėtų užpilti verdančių vandeniu ir šiek tiek pavirti, bet neišvirti iki galo, kad jis subirėtų, tuomet jūs turėsit sveikesnę bulvę. Kada buvo ką tik šviežios bulvės, labai puikiai tinka tiesiog perpjauti, pakepti orkaitėje su, sakykime, kmynais pabarstytais, ten pipirų kažkokiu, ką jūs mėgstat, žolės, burokėlis keptas orkaitėje irgi labai skanu su bulve kartu. Bet visiškai atsisakyti bulvės nereikėtų. Tarkių, taip. Tarkiai nėra labai mums reikalingi galbūt, ne tai, kad sakyčiau nereikalingi, tiesiog jie labai apkrauna mūsų virškinimo sistemą. Dėl to viskas, kas yra iš tarkuotų bulvių, kepta ypatingai, nereikėtų žavėtis tais patiekalais ir ypač jų valgyti kiekvieną dieną. Tačiau jeigu jūs suvalgysite ten tą cepeliną, kugelį ar vėdarus vieną kartą per mėnesį, per porą mėnesių kartą, manau, nuo to tikrai niekas blogiau nepasidarys. Tad su daržovėm, žodžiu, mes galime iš tikrųjų rinktis gana nemažai ir iš lietuviškų. Toliau yra iš tikrųjų labai dar svarbus akcentas ir dalykas, kad žmonės nemoka teisingai įvertinti savo kūno kompozicijos ir nuspręsti, kiek jiems reikia atsikratyti papildomo viršsvorio.
Daugelis atėjusių moterų sveria pakankamai normaliai, atitinka visas normas, tačiau joms visą laiką būna per daug. Ką šiuo atveju daro gydytojai? Gydytojai matuoja dažniausiai kūno masės indeksą, kada yra žinoma žmogaus ūgis, yra žinoma kūno masė ir yra išvedamas skaičius, pagal kurį yra nustatoma žmogus nutukęs, turi antsvorį tiktais, ar yra per liesas, ar yra normos ribose. Aš manau, kad šis matavimas nėra teisingas ir daugelis žmonių remiantis būtent juo ateina pas mane ir sako, kad aš turiu per didelį svorį ir man reikia kažką su savim daryti. Tačiau tas žmogus, sakykime, gana intensyviai ir stipriai sportuoja daugelį metų, išmatavus jo riebalinės raukšlės randi, kad jo riebalinė masė atitinka normą ir jinai nėra iš tikrųjų didelė. Todėl kūno masės indeksas nėra tikslus rodmuo, kad jūs iš tikrųjų turite antsvorį. Reikėtų tiksliau ir tikslingiau bent jau matuoti savo juosmens apimtį. Matuojant savo juosmens apimtį, vyrams ir moterims yra skirtingi skaičiai. Jeigu vyrų juosmens apimtis yra daugiau negu 94 cm, o moterų daugiau negu 80 cm, tada jau galbūt reikėtų susirūpinti, kad galiu galbūt susirgti kažkokiom ir širdies kraujagyslių sistemos ligom. Nes būtent tada eina daugiau pilvinis nutukimas ir kada žmogui gali grėsti jau daugiau rimtesnių problemų. Ir aišku, įvairūs vidaus organų susirgimai ar tiesiog perkrova visų organų veiklos. Todėl bent jau namuose ir metant svorį ir galvojant apie savo kūno linijas reikėtų ne tik svarstyklėmis pasikliauti, nes, kai sakau, svarstyklės mes dažnai mokam apgauti ir apgaudinėjam. Jeigu vakare pasisveriam, po to ryte pasisveriam, vieną dieną daugiau vandens išgeriam, kitą mažiau, suvalgom kažkokio vidurius laisvinančio produkto, kitą dieną sveriam 2 kilogramais mažiau. Žodžiu, mūsų svoris yra labai nestabilus, ypatingai moterų, jisai labai šokinėjantis. Todėl visiškai pasisverti taip pat tik svarstyklėm būtų netikslinga. Visuomet turėkite centimetrinę juostelę ir matuokit bent juosmens apimtį, galite matuoti galūnių apimtis, žasto, šlaunies, sėdmenų, juosmens, žemiau bambos 2 cm. Ir jeigu pradėjote derinti mitybą, jeigu pradėjote sportuoti, pradėkite tuo pačiu, užsiveskite sąsiuvinuką ir žiūrėkite, kaip kinta jūsų kūno apimtis. Tai bus tiksliausia. Dar tiksliau galima įvertinti savo kūno kompoziciją tada, kada mes matuojame riebalinės raukšles ir skaičiuojame būtent jūsų kūno riebalų, raumenų, vandens santykį. Yra specialios kineziologinės formulės, pagal kurias mes galime nuspręsti, išskaičiuoti būtent iš jūsų rodmenų ir tuomet jūs turite tikslų rezultatą, ką jums reikia daryti ir galbūt kaip tiksliau reikėtų subalansuoti jūsų mitybą. Ar padidinti baltymų kiekį, ar jis yra normalus ir suvalgoti jų pakankamai, ar sumažinti truputėlį galbūt angliavandenius. Na, žodžiu, visa tai yra labai susiję ir reikalinga žinoti ir pažinti save. Ir jeigu žmogus nori tik tai keisti mitybą ir laukti stebuklingų rezultatų, tas nepavyks. Pirmiausia, aš turiu žinoti save, aš turiu žinoti savo trūkumus, savo pliusus ir turiu suvokti, kad tik su mityba kažkokio rezultato nepasieksiu, kad turi būti tiesiog mano kompleksinis darbas, tai yra aš turiu ir mitybą susireguliuoti ir fizinį aktyvumą įjungti. Jeigu aš nesportuoju, tai bent jau pradėsiu intensyviau vaikščioti, važinėti dviračiu ir tuo pačiu seksiu savo kūno apimčių mažėjimą. Ta sėkmingai galite daryti kiekvienas namuose. Grįžtant prie mitybos, dažniausios klaidos, kurios yra daromos ir kurios žmogui nepadeda sureguliuoti savo apimčių, tiesiog, sako, tiek daug atrodo ir nevalgau, ir viską laikausi kaip reikia, ir vis tiek nieks nesikeičia. Didžiausia klaida, ir visi tą žino, ir visi su tuo sutinka, tai yra režimo nebuvimas ir kada žmonės atsisako pusryčių. Tai yra didžiausia klaida. Kuo remiantis visi paaiškina tą, kodėl nevalgau pusryčių. Pirmiausia, aišku, visi sako, kad mane pykina ryte ir aš negaliu valgyti.
Kuomet paklausiau, ką jūs valgėt vakarienį, pasirodo, ten buvo kokie 3-4 patiekalai ir aišku, pusryčiam nelabai noris valgyti, ko gero niekam nesinorėtų valgyti po rimtos vakarienės. Todėl ir pradėkit sukeitinėti po truputėlį pietus, pusryčius ir vakarienę vietomis. Ką valgyti ir rinktis pusryčiam? Irgi labai aktualus klausimas. Daugelis žmonių ir daugelyje knygų, ir daugelyje internetinių portalų rekomenduojama valgyti košę. Aš ne visiškai rekomenduočiau valgyti košę, aš rekomenduočiau pusryčiam galbūt daugiau valgyti baltyminį maistą. Čia daugiau gal ir remiantis būtent tradicinė kinų medicina, kad rekomenduojama baltymus suvalgyti iki 13 valandos. Reiškia baltyminį maistą, tai yra pagrindas, aišku, pieno produktai, varškė, kiaušinis, juos reikėtų suvalgyti iki pietų. Jeigu jūs ryte pasirinkote košę, tai kaip užkandį jūs galite, aišku, kažkokį tai varškės produktą prie kavos, prie arbatos, jeigu užkandžiaujat, o ne kažkokį saldainį pyragaitį suvalgyti. Jeigu užkandžio neturit, valgot tik pusryčius, tai turėtumėt rinktis būtent, sakykime, pieno produktą, moterim dažniausiai. Vyram tik tais pieno produkto būna per mažai. Jeigu vyras turi, kai sakau, dirbti sunkų fizinį darbą, pavalgęs ten 200 gramų varškės, jisai tikrai nesijaus sotus ir neturės jėgų tiesiog atlikti darbą. Todėl vyras gali rinktis, sakykime, kiaušinio omletą iškeptą kartu, taip pat gali omletė būti ir mėsos įvairiausios. Toliau, aišku, pietums geriausiai rinktis, jeigu valgot mėsą. Būtų gerai valgyti 3 kartus į savaitę mėsą, bet kaip taisyklė taip nebūna. Žmonės, kurie pripratę valgyti mėsą, jie jos neatsisako. Ir kad ir kokį mitybos planą tu jiems rašytum, kad ir ką tu jiems aiškytum, jie sako, man trūksta jėgų, jeigu aš nepavalgau mėsos. Tvarkoj, galite rinktis mėsą, tik rinkitės ją šiek tiek lėsesnę ir, kai sakau, sveikesnę. Mes Raseiniuose dar turim galimybę galbūt pasirinkti sveikesnį maistą, nes turim aplinkinius kaimus, kur žmonės augina ir naminės vištas, ir naminės kiaulės, ir galbūt galim truputį brangiau sumokėti, bet nusipirkti naminį produktą. Jeigu perkame mėsą parduotuvėje, aišku, kad jinai nebus labai geros kokybės ir auginama nebaisiai natūraliai. Tad pietus vėlgi grįžtame. Jeigu tai yra mėsa, viskas gerai, klausimai kyla, ką valgyti kartu su mėsa. Ar galiu valgyti bulves, galiu valgyti duoną, kad daržovės reikia valgyti, visi žino. Kaviniai dažnai atkreipiu dėmesį, kaip žmonės būtent valgo pietus. Visuomet kavinėse prie mėsos, nesvarbu žuvies patiekalo, būna 2-3 rūšis salotų įdėta. Visose kavinėse, kiek kur teko lankytis, tikrai būna salotų nemažai įdėta ir taip kaip reikalauja, sakykime, bent jau sveikos mitybos taisyklės, kad užimtų jau daugiau negu pusę lėkštės salotos. Bet žmonės ką daro? Jie suvalgo mėsą, jie suvalgo žuvį, suvalgo duoną arba bulves, tačiau daržovės kažkokiu būdu, bet jos pasilieka. Kai klausiu, kodėl nepabaigai daržovių, aišku, visi atsako, netelpa. Tai gal geriau, tegu mėsa netelpa, bet daržovės tegu telpa. Naudos iš to bus tik daugiau. Todėl visą laiką valgydami ir galvokit, kas man pirmiausia yra sveikiau. Jeigu aš žinau, kad aš iš tikrųjų mažai suvalgau daržovių ir mažai suvalgau vaisių ar tiesiog augalinio maisto, tai aišku, aš ir valgydama ar tai kaviniai, ar namuose, pirmiausia valgau tai, ko žinau, kad man trūksta, o tik po to valgau tai, ko man tikrai niekada netrūksta ir ką aš visą laiką suvartoju. Vakarieniai. Ir klausimas, kada ta vakarienė vyksta. Valgoma yra. Daugelis irgi atsisako pietų, ar ten užkanda kažką, bulkutę, saldainis, sausainis, kas ką randa po ranka, o grįžę namo vakare, valgo vakarienę 2-3 kartus. Nuo to reikėtų pradėti, kad pirmiausia, aš valgau vakarienę 1 kartą ir vakarienė neturi susidaryti iš sriubos, iš antro ir deserto.
Vakarieniai, aišku, sveikiausia būtų rinktis lengvesnius maisto produktus, kad neapkrautumėm savo virškinimo sistemos. Tačiau jeigu mes visą dieną nieko nevalgėme, o tiesiog grįžę vakare norime papildyti jau savo tą trūkumą maisto, mes norim ryti viską iš eilės. Tokiu atveju tiesiog vakare visą laiką turėkite išsivirę bent jau, kaip sakau, sriubos. Sriuba, aišku, turėtų būti tiršta, su daug daržovių. Joje gali būti ir mėsos, jeigu tai žuvienė, žuvies. Ir grįžę, pirmiausia, pasišildykite bliūdelį tos tirštos sriubos, tai gali būti ir troškinys, nebūtinai sriuba, ir tiesiog suvalgykite ją. Ir pagalvokit, ar dar jūs norit iš tikrųjų kažką valgyti po kelių minučių, ar tiesiog jau pakankamai sotus jaučiuosi. Jeigu pakankamai sotus jaučiuosi, tai galiu dar suvalgyti kažką iš salotų. Šiuo atveju, kadangi mes jau turime rudenį, greitai ir žiemą, aišku, mes neturim didelio pasirinkimo, ar pirkti parduotuvėje įvairiausius Pekino kopūstus, pomidorus, agurkus, kurie jau bus atvežtiniai, galbūt ir nereikėtų. Bet jūs galit, kaip ir minėjau pradžiai, kad valgyti burokėlių salotas, galit valgyti kopūstų salotas, galit valgyti morkų salotas. Visuomet irgi klausia, ar galiu į salotas įsidėti majonezo. Visuomet irgi atsakau, kad iš dviejų blogybių rinkimės vieną. Jeigu jūs negalit praryti tos morkos be majonezo, įsidėkit šaukštelį majonezo. Tačiau kiekvieną sykį vis stengiatės įsidėti jo mažiau arba pasiieškoti recepto, kur to majonezo nebūtų ir galbūt rasit tai, kas jums bus skanu. Taip pat būtent kas liečia skanų, neskanų maistą. Netgi pradėjus bet kokią mitybos plano laikytis, turit suvokti vieną esminį dalyką. Jūs negalit valgyti neskaniai. Maistas visada turi būti skanus. Ir galbūt jums skanus tik tai, o kiti aplinkiniai sakys, fui, man neskanu. Nesvarbu, jūs turit valgyti taip, kad jums būtų skanu, kad maistas jums teiktų malonumą, o ne tai, kad jūs valgote tam, kad valgyti tik tai. Tad ieškoti įvairiausių receptų, bandyti yra irgi naudinga ir gerai, galbūt draugė kita pasakys kažką, pamėgysit vieną kitą kartą ir tikrai atrasit savo mėgstamiausią, kas jums yra skaniausia. Tie patys burokėliai, daugybė mišrainių, daugybę variantų, kaip jos galima valgyti ir tikrai tai yra labai naudinga ir skani daržovė. Kopūstai, morkos, superinis dalykas. Jeigu kaip vyrams trūksta dar kažko, tai visuomet galima prie tų salotų turėti išvirtos arba keptos, bet aišku neriebaluose, mėsos. Ir kartu su salotom valgyti atsipjovus ir tos liesesnės mėsos. Tuomet, savo kaip ir pasidėsim pliusą, kad suvalgiau mėsos, jaučiuosi tvirčiau, sočiau. Ir nepamirškime, kad laikantis sezoniškos dar tokios šiek tiek mitybos, labai svarbu šaltas, karštas maistas. Jeigu vasara, kada yra laukia karšta, mes daugiau galim valgyti šalto maisto, tai kada laukia oras atvėsta, mes jau daugiau turėtumėm suvalgyti šilto maisto. Todėl jeigu jūs pusryčiam valgėt kažką tai šalto, pietus, aišku, turėtų būti šilti, vakarienė taip pat. Jau turėtumėt žiemą rinktis bent 2 valgymus, kad jie būtų iš tikrųjų šiltas maistas, ne tik kad šaltas. Jeigu neišeina taip, tiesiog stenkitės atsigerti daugiau šiltos arbatos. Dėl vandens suvartojimo yra įvairiausių nuomonių, bet turėtumėm visi žinoti, kad tada, kada jau aš noriu gerti, tai yra nelaikas gerti. Reiškia, mano organizmas jau dehidratavo ir jau siunčia labai ryškius požymius, kad man trūksta ryškiai vandens. Kiek reikėtų per dieną išgerti vandens, yra daugybė straipsnių, daugybė nuomonių ir ko gero visi jie teisūs ir ne visai teisūs. Tiesiog kiekvienas žmogus labai individualus, kiekvieno organizmas dirba labai skirtingai. Bet imkime optimaliausią variantą, kad per parą aš turiu būtinai išgerti bent 8 stiklinės vandens ir tai neturi būti milžiniškos didelės stiklinės, užtenka 200 ml stiklinių vandens. Tačiau visuomet siūlau atkreipti dėmesį į visus kitus jūsų suvartojamus skysčius. Jeigu jūs išgeriat stiprios kavos, ką daugelis daro, sakykime, 2-3 puodelius per dieną, tai tuomet visada padauginkite tuos puodelius iš 2
Tai jeigu aš išgėriau 2 puodelius kavos, reiškia 4 puodeliai turi būti išgerti vandens, tam, kad mano organizme skysčių būtų lygų tiek, kiek buvo, bet aš negausiu jokio pliuso. Todėl mėgėjams kavos arba stiprios arbatos visuomet vandens, natūralaus gryno vandens, reikėtų visuomet išgerti daugiau negu tie, kurie negeria visiškai kavos ar arbatos. Druskos ir cukraus vartojimas irgi kartais kelia daug įvairiausių klausimų žmonės, kiek galiu, kiek negaliu. Įvairiuose dietose visuomet rekomenduojama atsisakyti visiškai druskos. Tai yra klaida. To daryti nereikėtų. Druskos reikia valgyti, tik nereikia jos valgyti šaukštais. Tačiau, sakykime, apie pusę arbatinio šaukštelio druskos per parą mes galim gauti. Pati bandžiau žiūrėti, kiek iš tikrųjų gaminant maistą mes sunaudojame druskos ir ką mes iš to, žodžiu, kiek iš viso tos druskos kiekis pasiskirsto kokiam kiekyje maisto. Jeigu mes nemėgstam baisiai sūriai, bet tiesiog natūraliai, sakykime, pasūdom šiek tiek ten, jeigu kokia tai mėsa, ar žuvis, ar sriuba, tikrai niekada jūs jos nepadauginsit. Bet jeigu jūs maistą, kuris jau yra pagamintas ir jau jame yra įdėta druskos, dar truputėlį pasibarstot, tuomet taip, jūs tikrai dozuosite jau per didelį kiekį druskos suvartosit ir tai jau kelsis eibę kitų problemų. Bet atsisakyti druskos visiškai tikrai negalima. Tie, kurie valgo daugiau tik tais būtent daržovės ir vaisius, vegetarai, sakykime, ar ne, jie mėgsta atsisakyti taip pat visiškai druskos. Tokiem žmonėm, jeigu jų mityba yra visavertė ir jie gauna labai daug įvairaus maisto, jie valgo daug įvairiausių ir uogų, ir daržovių, ir sėklų, ir riešutų, jiems galbūt ir užtenka druskos, nes augalinis maistas, jisai turi pakankamai daug savyje, būtent tos natūraliosios mūsų druskos, kuri yra daržovėse daugiau, jiems galbūt ir užtektų. Tačiau vėlgi, jeigu žmogus laikosi tik tai vegetarinės mitybos, jis pažeidžia sveikos mitybos taisyklės, jis nevalgo įvairaus maisto. Apie baltymų, kad baltymai yra tam tikri tik tai mėsoje, apie tai kalbėti net neverta. Manau, kad visi tai ir puikiai žino. Tiesiog rinktis reikėtų įvairų maistą, kad užtektų žmogui pakankamai ir angliavandenių, ir riebalų, ir baltymų, neatsisakyti visiškai riebalų, jų valgyti reikia, daugiau skaityti reikėtų pačias etiketės maisto produktų, parduotuvėje tiesiog pirkdami maistą galbūt daugiau rinkitės tikresnį maistą, kaip aš jį vadinu, sakykime, jeigu tai varškė, tai yra varškė, o ne varškės sūrelis, varškės desertas ar dar kažkas. Jeigu pienas, tai yra pienas, jeigu kefyras, kefyras, o ne kažkokie tai kokteiliai ar pieno gaminiai saldinti. Jeigu perku duoną, aišku, duoną sveikiausiai pirkti būtų iškepta ir atpjauta, o ne celofaniniuose maišeliuose, kur yra supakuota. Tiesiog išmokit visi skaityti etiketes, išmokit visi nors kartą prisėskite ir pasidomėkite, kas tai yra tie angliavandeniai, baltymai ir riebalai ir išanalizuokite save. Kas man nepatinka manyje ir kokias mitybos klaidas didžiausias aš darau. Patarimų gali būti daug, bet jie nėra tinkami, kas yra bendra, nėra tinkama kiekvienam. Kiekvienas turi atrasti savo mitybos planą, kuris jam yra tinkamas, tik taisyklės ir principai yra ne veltui, jų laikytis visiems reikėtų.